Sveiki, čia Dovydas iš Maistas yra vaistas ir papasakosiu šiandien apie žarnyno valymosi ir detoksikacijos simptomus, ką galit jūs pajausti vartodami dabar dievų maisto gėrimus. Ir čia labai svarbu suprasti šitą, kad neišsigąstumėt, jeigu vyksta kažkokie tie detoksikacijos simptomai, kažką jaučiat. Tai yra tiesiog toksai, sakykime, tranzitinis laikotarpis, kai organizmas prisitaiko prie šitų gėrimų ir tas prisitaikymas labai sistemiškai gali pasireikšti, nes žarnynas, kaip sužinosit, yra susijęs su beveik visa organizmo sveikata. Tai va, einam dabar prie tų požymių. Tai jeigu standartiškai vartojat, pavyzdžiui, 100 ml, jau galit šiek tiek pajausti kažkokius detoksikacijos požymius. Pavyzdžiui, galvos skausmas arba migrena. Irgi tas gali kilti, todėl kad žarnyne gaminasi šitie neuromediatoriai ir bakterijos jos gamina. Ir jeigu yra tam tikrų patogeninių bakterijų peraugę, o gerųjų bakterijų mažiau, tada tam tikrų tiesiog biocheminių junginių gali išsiskirti per daug, kažko per mažai ir žarnynas bendrauja su smegenim, su nervo sistema ir tiesiog būna, kad pasireiškia kažkoks tais skausmas, kažkokia įtampa, būna įsitempia, būna kažkoks galvos skausmas, migrena ar panašiai. Ir čia yra tiesiog vienas iš detoksikacijos požymių, kuris per laiką praeina. Kitas dalykas, pavyzdžiui, yra labiau į žarnyną orientuoti šitie simptomai. Ir kodėl tai vyksta? Todėl, kad mikroflora keičiasi, mikrobiota. Tai jeigu pas jūs yra kažkokių patogeninių bakterijų, kažkokio grybelio peraugęs, tarkim, kandida, jeigu net yra kažkokios infekcijos lėtinės, tai galima sakyti, gerosios bakterijos kaip kariai ateina ir pradeda šluoti. Toksai įsivaizduokit, ten žarnyne šioks toks kaip karas vyksta. Ten vikingai prieš baltus kovoja ir reikia per tą procesą praeiti, jis taip visiškai švariai nepraeina, susistato viskas į savo vietas. Ir kadangi visą tai žarnyne vyksta, tai dažniausiai tie simptomai ir būna su virškinimo traktu susiję. Tai gali būti dujos, tai gali būti pilvo pūtimas, tai gali būti viduriavimas, vidurių užkietėjimas, gali būti kažkokiais kartais šiek tiek toksai spazminis skausmas, tranzitinis, kad šiek tiek tarsi toksai papulsuoja ir praeina. Tiesiog tokių gali dalykų šiek tiek įvykti ir tai yra normalu. Netgi jeigu jūs vartotumėt kažkokias žolelės, ten tarkim pelyną, bitkreslę, gvazdikėlį, kažkokius kitus antiparazitinius, antigrybelinius, antibakterinius augalus, jūs panašius dalykus galit pajausti. Nes kaip šitie augalai, tarkim, valo žarnyną ir tą mikroflorą, taip ir pačios gerosios bakterijos, jos ateina ir jos valo žarnyną. Tarkim, jeigu pas jūs yra kandida grybelio peraugė, tai kas tada vyksta, kad jis labai išsiplėtęs, jisai užima žarnyno epitelio paviršiaus plotą, išsikeroja. Nes trūksta dažnai pieno rūgšties bakterijų, kurios gamina pieno rūgštį ir ta pieno rūgštis kontroliuoja, kad grybelis neperaugtų. Tai kai mes pradedam vėl įnešti pieno rūgšties bakterijų, jis tada sako, žiūrėk grybelį, tu čia biški per daug jau išsikerojai, mes nuimsim tave biški. Gamina pieno rūgštį, išsiskiria ir užima vietas ant žarnyno epitelio ir tada susistato tas mikrobiotos balansas. Tai bet kol tas visas įvyksta, tų simptomų būna dažniausiai. Tiesiog visiems skirtingai priklausomai nuo to, kiek esate išsibalansavę, kiek yra užterštumas. Taip pat reikia neužmiršti, kad gali pasireikšti tokie simptomai. Pavyzdžiui, tokie kaip labiau kognityviniai, emociniai. Tai jeigu labai daug toksinų išsiskiria iš žmogaus šalinimo sistema, tai kepenys, inkstai, žarnynas, limfa, oda, jeigu užsikimšė yra, tai žmogui gali, pavyzdžiui, kognityvinė veikla sulėtėti, kad organizmas valosi, bet žmogui tuo metu sunku susikaupti, ten kažkokias užduotis atlikti. Gali emocinės būsenos ganėtinai greitai keistis ir jausti gali tokį tiesiog kažkokį dirglumą, kažkokį nepatogumą, ar kad tai čia buvo gerai, po to jau blogai, paskui kažkas keitinėjasi. Paskui gali būti taip pat ir kitokios simptomai, kad pavyzdžiui, kai valosi mikroflora ir panašiai, tos tam tikros patogeninės bakterijos gali išskirti tam tikras medžiagas, kurios tada per odą dažnai išeina.
Tai tas prasivalymas kartais jis būna vyksta šlapimo spalva keičiasi, į tualetą einat, prakaitis, galbūt kvapas intensyvesnis ir tada netgi per odą gali kažkas išeiti. Bet tai išeina tam kartui, kad išeitų iš kūno ir viskas. Ir tai yra irgi tik laikotarpis tam tikras, todėl neišsigąskit. Jeigu jūs pakeičiat mitybą, mažiau cukraus, mažiau miltinių, mažiau pasterizuotų pieno produktų, įtraukiat enzimų, gerųjų bakterijų ir panašiai, tai natūralu, kad organizmas valosi ir tų šiukšlių šiais laikais labai daug. Toksinų įvairiausių yra tiesiog tūkstančiais dabar pasaulyje ir dažnai nusėda viskas organizme. Čia ne tik tais apie bakterijas blogasias, bet ir apskritai toksinus. Tai nes jie būna prisikabina žarnyno epiteliją. Ir kai mes pradedam valyti, tai nusiema daug tų tokių šiukšlių. Dėl to jas paskui organizmas valo. Kiti simptomai, tai limfos kanalų suaktyvėjimas ir skysčių kaupimas, tai čia yra susiję su tuo. Galit pajausti ten, kur yra limfos taškai, pavyzdžiui, tarp žastų, tarp kirkšnių ir panašiai, arba čia prie nosiaryklės, čia kažkur galit pajausti, kad šiek tiek skysčių kaupia, jeigu nėra gero limfos tekėjimo. Galit pajausti, kad kažkoks tais gal šiek tiek toksai atsiranda paburkimas, kažkoks jautrumas tenais didesnis, ar tiesiog toksai, sakykim, ta apytaka intensyviau vyksta. Ir tai yra normalu, nes per limfą, kaip vieną iš organizmo skysčių, vyksta šalinimo procesai. Dar vienas kanalas, kaip šalinami toksinai. Ir jisai limfa iš žarnyno taip pat ima šiukšles, ir irgi po to jau valo. Ir aišku, kiti dalykai, tai čia gali būti ir tarkim burnos kvapas, galite pajausti, kad pasikeičia kažkiek burnos kvapas ir kaip minėjau, jau gali virškinimo trakto tie simptomai, pilvo pūtimas, viduriavimas, užkietėjimas, dujos ir panašiai, bet tas per laiką išsisprendžia, tik reikia įkrauti gerųjų bakterijų. Ir aišku, geriausia suaktyvuoti tai detoksikacinę sistemą. Kepenis, tulžies pūslė, inkstai, žarnynas, limfa. Ir aišku, tam padeda daug įvairių dalykų. Rašykite komentarus, jeigu kaip manot, ar pas jūs gerai detoksikacija veikia, ar nelabai gerai. Jeigu nelabai gerai, ar norit sužinoti daugiau, kaip suaktyvinti šitos kanalus, galėsiu papasakoti, jeigu įdomu. Dar kitas dalykas gali būti miego problemos, irgi taip pat dėl tam tikrų medžiagų, kurios žarnyne išsiskiria, kai bakterijos keičiasi, patogeninė mikroflora pradeda savaip veikti. Jinai tada pradeda kovoti šiek tiek su organizmu, gali neduoti jums miegoti, gali kelti tokį poreikį labai cukrui, nes kai grybelis ar kažkas turi labai maitintis iš kažko, jeigu jūs, tarkim, visiškai cukrų išimat iš mitybos, tada kurį laiką gali būti poreikis, kad norisi cukraus, norisi miltinių, bet reikia tiesiog praspausti, pravaryti tą laikotarpį, ar ten savaitę, ar mėnesį, 2, ir tada tiesiog pasikeičia mikroflora ir net nebelieka tokio poreikio. Ir aš manau, tiek Mantas, tiek Marius, kurie čia dabar yra, jie galėjo papasakoti, kaip keitėsi šitie norai. Pavyzdžiui, kai susitvarkai žarnyną, paskui net nebėra tokio poreikio, nei ten tiek tiem miltiniam, nei ten tam cukrui, nei tam pieno produktams, netgi visokiems ten vaisvandeniams ir taip toliau. Tiesiog to nelieka. Ir ne dėl to, kad čia vien tik jūsų valia ir disciplina, tai jau mokslas įrodė, tai vien yra ir iš pačios mikrofloros. Nes jinai įpranta tam tikros bakterijos, tam tikrų maistų maitintis. Kuo sveikesnė mikroflora, tuo jinai sveikesnio maisto nori. Galima taip, gal bus jums lengviau suprasti. Ir čia, kai pasakojau, ką galit pajausti, tai detoksikacija pagrinde vyksta per žarnyną, tulžies pūslę, kepenis, limfą, inkstus, odą. Sakau, viskas veikia kaip šveicariškas laikrodukas, tai inkstai, šlapimo pūslė, šlapinatės, išeina su šlapimu viskas. Jeigu kažkas nevyksta, būna žmonėm infekcijos, būna žmonėm akmenys kaupės ir taip toliau. Jeigu būna, tarkim, su žarnynu, jeigu vyksta pas žmogų pastoviai viduriavimas, tai labai daug ir mikrofloros ir išeina, ir medžiagų išeina, ir uždegimas žarnyne būna. O jeigu vidurių užkietėjimas, tai įsivaizduokit pas čia kitą medalio pusę, todėl kad įsivaizduokit namie šiukšlių maišus. Krautumėt, tai jeigu yra šiukšlių maišą, padedat geriausiai jį iš karto išnešti.
Bet jeigu jūs 3 dienas neišnešit, jau kvapas, jau smirda namuose, jau nėra tokioj terpėj, sveikatos irgi nelabai gali būti. Kaip lyginau praeitas edukacijas su gamtos tokiais vaizdais, tai kai žarnynas yra sveikas, tuštinimasis gerai vyksta, detoksikacija gerai vyksta, įsivaizduokit kaip sengirė. Daug visokių bakterijų, daug deguonies, daug viskas vyksta, procesai, o jeigu mažai deguonies, nešvaru, daug šiukšlių, kaip pelkė. Tai vat kaip pas žmogų yra vidurių užkietėjimas, pas jį daug šiukšlių, kaip pelkiai, ir tos bakterijos keičiasi. Tai yra blogai. Tai tokiems žmonėms, kurie turi dabar, pavyzdžiui, vidurių užkietėjimą, tie simptomai detoksikacijos, kurios paminėjau, jie gali užkilti, galite jausti daugiau tų neigiamų simptomų, bet jums reikia suaktyvinti, prasukti, kad jūs kasdien bent po 1 kartą tuštintumėtės. Šiaip sako, natūralioj, holistiniai medicinoje, kur aš mokiausi, tai kad apskritai po kiekvieno valgio turėtų būti išėjimas į tualetą. Turėtume gauti nervinį impulsą ir turėtų būti tas organizmo atsakas. Tada yra, aišku, kepenys labai svarbu. Kepenys jos yra 1, 2, 3 detoksikacijos žingsniai. Ir svarbu ir maistinių medžiagų tam tikrų gauti, ir B grupės vitaminų, ir pavyzdžiui to pačio glutationo, kuris yra didžiausias, stipriausias antioksidantas. Ir sieros junginiai labai padeda, tai ten pavyzdžiui česnakas, svogūnai, tokie dalykai suaktyvina kepenų detoksikaciją, o kai kepenys gerai dirba, tada ir jos paskirsto, kad ir per žarnyną, kas reikia išeitų, kad per inkstus išeitų. Dažniausiai su oda kaip būna, kad jau jeigu tie kanalai nedirba detoksikacijos, pavyzdžiui žarnynas, ten limfa, kepenys, inkstai, tada išeina per paskutinį kanalą per odą. Tai kai kas mato, kad žmonės, tarkim, labai oda nešvari, tai tiesiog organizmas per žarnyną, limfą, kepenės, inkstus dažniausiai neužtektinai valosi ir jisai tada jau valosi per odą, nes nebėra kito kelio, kad išeitų šiukšlės. Ir tada ant pačio to labiausiai išorinio sluoksnio, kuris matomas, viskas išeina. Jeigu mes suaktyvinam detoksikaciją, palaikydami žarnyną, limfą, kepenės, inkstus, tai tokiu atveju ir energijos daugiau, ir tokia švara, ir šviesa, ir sveikata, ir tiesiog matosi ant žmogaus. Ir yra įvairios, įvairūs maistas, įvairios žolelės, įvairios gyvensenos praktikos, kas padeda. Tai čia galite ir parašyti komentarus, ir galite mane atskirai Facebook'e pastebėti per Maistas yra vaistas, Dovydas Lukšas. Ir ten aš pasakoju ir Facebook'e, ir YouTube'e, ir visaip. Dabar norėčiau užduoti klausimą, kad parašytumėt į komentarus, kokie, tarkim, iš šitų simptomų, kas dabar šiuo metu jums labiausiai gal jaučiasi. Arba kas atvirkščiai, kas pasikeitė, kai pradėjot vartoti dabar dievų maisto gėrimus, gal kažką jau pajautėt, kas pasikeitė. Tai tą padarykit ir taip pat, tarkim, iš šitų detoksikacinės sistemos, kaip manot, ar pas jūs gerai veikia, ar nelabai, gal kažkokių klausimų yra. Tai tada atsakysiu mielai ir gražios dienos. Iki.